Nu va, pasėmiau 3 metrų kaip ir ruletę. Va turim biškį nepilmos jaunystės, bet vis tiek. Tuo dedam iki to priekio. Kiek mes čia turėsim tos vietos, va. Pagal daleiskim pakrovimą, pagal viską. Nu va, ir. Kiek čia? Taip. 1,99 m, kaip jau sakykim, visas tas ruletės veiksmas variamėsi. Taip, va čia va turim mes dabar 1,99 m. Nu, sakykim, kaip ir. Pala, ar čia metras, kaip čia dabar suprast? 60, 70, 80. Ai ne, čia mes turim tik tai metrą, bet kad čia jau labai kažkaip toli atrodo. Pala, pasakysim. Aha, jo, metras nuo ten, va kaip ir metras, su ruletės visų to. Tai čia va iki, metras 5. Turim va 1,5 m nuo galutinės tos va. Nuo galo turim 1,5 m. Va metras 5. Jeigu taip grinai imt. Čia va biškelių užlindimas yra, nu tai mažiau imkim. Sakykim, metras jau grubiai metras yra. Vietos, grubiai metras ir čia va blogiausias atvejis tarp arkų. Va tarp šitų metalinių. Ką mes čia turim? Turim. O ką mes turim? Nu va ir čia panašiai maždaug. Gaunasi apie metras viso to reikalo. Taip, dabar šitos mašinos varikliukai tiek 0,9 kubikų ten, tiek 1,1, jos yra padarytos taip, kad 95 benzinui. O tai reiškia, kad labai gerai dirba ant dujų. Nu ir dabar mes turim va tikrai nemažą, normalų ratą. Katras tuoj pažiūrėsim. Činkenčento kaip ir pamatavus, tai gaunasi 56 tas įdubimas. Skersmuo, tai pilnai užtenka, būtent tiek yra balionas. Balionas 35 litrų dujų. Galima pilnai dėti ir labai fainiai viskas paners. Nu dabar žiūrim čia, va ką mes turim. Įstrižai ne pačio rato, bet tai ratas jau kaip ir visai atsirėmė, kaip sakant. O čia grinai paimkim irgi. Nu va, taip jau pagal tą grubumą, tai jo, lygiai tas pats varigaunas ir čia va. Nu va, tuoj parodysim visą tą bendrą reikalą. Va, turim dabar mes irgi va čia, kaip sakant, pradžią tavo leidimo. Leidimo pradžia va. Ir važiuojam per visą ratą važiuojam. Nu va, ir čia va turim va 56 labai drąsiai telpa balionas. Nu va, jokių problemų. Dedant ir ant dujų labai fainiai dirba. Nors ir taip, šitą mašinytę, bent jau kiek važinėjau, tai mieste netgi 3 žmonės sėdint, 5 pavarą, greitis 50 ir kaip ir per daug nieko nejaučia ten važiuojant. Nu šitą dalyką pamatysim kaip kas kur. Dabar ką, galima viską susirankiot ir po biskį, kaip sakant, pradėsim judėti.